Lietuvoje mes tikrai turime gražių vietų. Aplankyti galima ir verta ne tik pajūrį, pasižvalgyti verta ir po kitus regionus. Jeigu jums pabodo pavyzdžiui Palangos šurmulys, tikrai džiaugsitės atgaiva Aukštaitijoje, Anykščių apylinkėse. Čia viso šito objekto pradžia tai yra labai sena, 25 metai kokie. Aš nupirkau prieš 10-11 metų šitą objektą. Jo, kaip jūs sakot, vieta tikrai unikali ant upės kranto, nes šiai dienai nepasistatysi objekto ant upės kranto, nes tiesiog negautum leidimo. Ir gamta, pušynas, jo, viskas. Jeigu kas pamenate Antano Baranausko Anykščių šilelį, tai tos poetiškos emocijos čia yra tapusios realybę. Galima sakyti, ideali vieta poilsiui. Kuo daugiau gamtos ir kuo daugiau ekologijos, kad žmogus atvažiavęs jaustųsi kaip namuose, gamtos apsupty ir kad būtų jauku aplinkoj, namuose, viduje. Pasak pašnekovo, kol kas ši poilsiui skirta erdvė nėra iki galo baigta, tačiau galutinių rezultatų siekiama naudojant šiuolaikiškas aukščiausios kokybės ir kaip įmanoma ekologiškesnės statybinės medžiagas. Statant savo būstą arba sodybą labai šiuo metu yra populiaru statytis iš ekologinių medžiagų be abejo. Ekologinės medžiagos visų pirma jums gerai miegasi. Visų antra, jūs jeigu turite astmą, jums labai padės ir naktimis puikiai išsimiegoti tiesiog. Dėl to visi jau žiūri nebe į kainas, o būtent į ekologinį produktą, kuris yra recirkuliuojamas patogiai, sakykime taip, ar ten galima būtų jį užkasti į žemę ir jisai tiesiog išnyks. Vat ir tame yra atsakymas, dėl ko žmonės žiūri vis daugiau į ekologinį produktą. Dauguma statybininkų dabar perkasi įrankius su dulkių siurbliais, kad nebūtų dulkių objekte. Vėlgi kam? Dėl to, kad būtų vis švariau ir švariau. Stengiamės dirbti ekologiškiau ir švariau. Ypatingai manau, kad grindų lakas, kol jisai garuoja, kol jisai tampa jau toks nebekvepiantis, tai jisai skleidžia tam tikras medžiagas, ypatingai formaldehidą, nuo kurio mes tirdami matom ypatingai didelės reakcijas alergiškiams žmonėms. Vieni žmonės jaučia kvėpavimo takų sudirgimus, tai jiems gali atsirasti sloga, pačiaudėti, atsiranda dirginantis sausas kosulys, kai kuriems pradeda niežėti akis. Jeigu žmogus pats remontuojasi būstą ir kontaktuoja su tomis alergizuojančiomis medžiagomis, tada jam beria odą, taip pat reaguoja gleivinės, ypatingai akių gleivinė, nosies gleivinė, jeigu jis dirba tą be apsaugos priemonių. Tad rinkdamėsi vietą poilsiui nepabijokite paklausti šeimininkų, kokios medžiagos buvo naudotos įrengiant sodybą ar poilsio namus. Nes graži vieta tik viena medalio pusė. Norėdami kokybiškai pailsėti, turėtumėte atkreipti dėmesį ir į tai, koks mikroklimatas lauks jūsų ilgesnių atostogų ar trumpo poilsio metu.